Parama smulkiesiems ūkiams. Kokia tai parama? Parama smulkiesiems ūkiams – tai ES ir Lietuvos valstybės finansuojama priemonė, kurios tikslas – stiprinti mažų ūkių konkurencingumą, skatinti jų tvarų vystymąsi ir investicijas. Ši programa siekia padėti ūkiams įsigyti modernę techniką, įrangą, kurti ar atnaujinti infrastruktūrą ir taip užtikrinti produktyvesnę bei efektyvesnę gamybą. Nors smulkiųjų ūkių ekonominis dydis nėra didelis, jų indėlis į šalies žemės ūkio sektoriaus tvarumą ir maisto saugumą yra itin svarbus. Taigi, parama smulkiesiems ūkiams – tai strateginė priemonė. Kas pretenduoja į paramą? Paramą gali gauti fiziniai asmenys, kurie atitinka aktyvaus ūkininko statusą ir valdo labai smulkius ūkius, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis VED yra iki 15 000 eurų. Tiek tie, kurie valdo smulkius ir vidutinius ūkius, kurių valdos ekonominis dydis VED siekia iki 50 000 eurų. Pareiškėjai turi būti aktyvūs ūkio valdytojai, turėti registruotą žemės ūkio veiklą ir laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Šios sąlygos užtikrina, kad parama teikiama tik tiems, kurie aktyviai ir atsakingai vysto savo ūkius. Investicijos turi būti susijusios tik su žemės ūkio veikla ir prisidėti prie ūkio plėtros bei produktyvumo didinimo. Programoje taip pat keliami reikalavimai ekonominiam ir socialiniam ūkių tvarumui, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimui ar palaikymui. Paramų dydžiai ir finansavimas. 2014-2020 metų laikotarpiu parama smulkiesiems ūkiams siekia nuo 50 iki 70%. Tai reiškia, kad Lietuvos valstybė ir ES finansavo pusę ar net daugiau investicijų į techniką, įrangą ar infrastruktūrą. Į šią priemonę per visą laikotarpį pretendavo per 3000 smulkiųjų ūkininkų, o paramą gavo apie 2000 pareiškėjų. Bendra skirta suma viršijo 150 milijonų eurų. 2023-2027 metų laikotarpiu paramos biudžetas išaugo iki maždaug 180 milijonų eurų per visą laikotarpį. Iki 2025 metų pabaigos į paramos programas pateikta apie 1500 paraiškų, iš kurių beveik 1200 jau gavo finansavimą. 2023-2027 metų laikotarpiu maksimali paramos suma vienam labai smulkiam ūkiui siekia iki 15 000 eurų, kaip ir 2014-2020 metais. Tačiau atnaujintoje programoje jau įtraukti ir smulkus bei vidutiniai ūkiai, kuriems skiriamas finansavimas gali siekti net iki 200 000 eurų. Kur ieškoti informacijos ir teikti paraišką? Paraiškos ES paramai gauti labai smulkiam ūkiui renkamos nuo 2025 metų spalio 1 dienos iki 2025 metų lapkričio 28 dienos, o smulkiam vidutiniam ūkiui nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos iki 2025 metų spalio 31 dienos. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos nacionalinės mokėjimo agentūros NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiose svetainėse.